Aš turiu labai daug darbų, dėl to visą laiką kur nors važinėju, judu ir niekada neturiu tokio maistinio režimo, kad valgyčiau normaliai. Aš prisivalgau picų, koldūnų, burgerių, hotdogų, vartoju energetinius gėrimus kiekvieną dieną po 2 skardines. Tai aš į sporto klubą atėjau grynai tam, kad minusuoti tai, ką suvalgau. Pradėjau eiti į sporto klubą, visiškai nežinodamas jokių pratimų, žiūrėdamas, ką kiti daro ir kažką dariau, bet nesuprasdamas absoliučiai nieko. Ir po kelių mėnesių prie manęs prieina treneris ir sako, ar jūs siekiate, kad jūsų pečiai būtų sulig ausimis. Ir aš tada išsigandau, supratau, kad nėra tai viskas paprasta, jeigu tu nesidomi. Gali ir susižeisti, ir gali pasidaryti iš savęs monstrą, kiborgą. Man buvo, pavyzdžiui, sunkiausias pirmas mėnuo, kai reikia į savo gyvenimą įsivesti tą sportą, kur atrodo, kad ir taip visko užtenka gyvenime, ir dar staiga štai atsiranda 1,5 valandos kažkokio kito užsiėmimo. Tada atsiranda azartas. Tu pagauni, tampi stipresnis, pagauni, kad formos tampa kietesnis, kūnas tvirtesnis. Iš tikrųjų, į gyvenimą atnešė dar daugiau energijos, ko ir reikėjo man. Ir dabar aš labai to džiaugiuosi.